Sveiki visi. Ir šiandien mes turime naują žvejybą. Atspėkite, kur aš. Taip, keliom dienom atvažiavau į Juodkrantę su savo šeima. Ir esame tokioj gražioj vietelėj. Oras šiltas, visą savaitę bus šilta. Kiek sugirdėjus iš pažįstamų, karštis tikrai juda. Jeigu jisai juda, jisai ir maitinasi. Jeigu ką žinote, Juodkrantę vietų, kur pagauti, yra tikrai daug. Jeigu ką žinote, kaip sakau, yra kvadratas, stadionas, kormoranai, kur jūs norite. Jeigu karštis juda, tai aišku, jau ir turėtų visur kibti. Aš esu truputį kitoje vietoje. Galiu tiksliai realiai pasakyti. Ten yra Gintaro įlanka, sakau, jeigu kažkas žinote, tai jau yra Gintaro įlanka. Perina per kiemelį ir atsidaro visos Kuršių nerijos marios. Žodžiu, turime 2 feeder godus. Nieko čia jau rimto, paprastas rytis. Vienas 3,60, kitas 3,90. Ir bandysime pagauti karšį. Sistemėlės yra labai paprastas. Esu pats susigalvojęs, kiti deda plonesnius valus kaip pavadėlį, bet aš su karšim jau daug čia nesivargau. Yra paprasta sistemėlė. Eina pagrindinis valas, užsisega segtukas, užsiriša. Ant pačio segtuko eina suktukas ir dar vienas segtukas. Ir žodžiu, ant jo viskas užsimauna ir gaunasi puikiai sistemėlė. Tiesiog eina pavadėlis kažkur apie, nežinau, tiksliai neskaičiuoju, apie 40 cm. O, cik matau, kažkur padarėm klaidą, suklijavom 2 segtukus. Iš tikrųjų turėtų būti ant vieno segtuko. To galiu parodyti, kaip turi normaliai atrodyti. Kažkaip brokinė sistemėlė reikės biškai pakeisti. Turėtų būti va. Parodysiu pilną normalią sistemėlę. Segtukas. Ant segtuko eina suktukas ir dar vienas segtukas. Tada tiesiog svarelis ir aš net nenaudoju jokio atskiro pavadėlį plono valo ar kažko tokio. Eina pagrindinis valas, pats stariausias ir viskas. Na ką, eina pirmas metimas. Na, pirma žuvis. Jaučiu, kad mailiukas. Padaužė. Pažiūrėsime, kai čia pasirodys. Kažkas spurda. Aha. Opa. O, pats atsikabino, ačiū Dievui. Na, kartais ir tokios užkimba. Nu, paleidžiam, kad atneštų karšius. Va, bičiuli, žiūrėkit. Paukščių linija. Viena žuvytė kiekvienam jau kiek reikia. Nu. Nesimato galo, o vedinas, pažiūrėk. Paukščių linija. Nuo pat Klaipėdos. Ne, reikia kažką tai daryti, kad populiacija. Įsivaizduokit, po pusę kilogramo kiekvieną dieną reikia jam kiekvienam. O jų va, tiesiog. O, va. Kiekvieną dieną. Nu. Ir kur ta žuvis dingsta? Nu jo. Sliekas paprastai.
Kažkaip jokių dzykų. Dedu tik tai slieką ir viskas. Ir viskas. Štai kaip atrodo sistemėlė. Atsistojo pats svarelis ir sliekas išsitęs. Na. Metu kiek turiu jėgų. Štai. Gal reikia įsitikinti, ar tikrai viskas gerai. Jo. Gylio nėra daug, tai laukti nereikia. Iš karto įsilenkia. Ir viskas. Na tai, pakol kas kibimai silpni. Visą laiką kažkaip man kimba geriau vakarais. Kaip matėte, dar galiu daugiau papasakoti, kur filmuoju, kur prasideda visi paukščiai. Tai tikrai aš neįsivaizduoju, aš tiek dar nesu matęs tokiais kiekiais, tai tikrai nieko gero neatneša. Kiek aš girdėjęs esu iš vietinių, kad pasakoja, kad tai tiesiog, tiksliau šito paukščių rūšies aš nežinau, bet kiek esu girdėjęs, kad tiesiog valgo žuvį, kiekvienam paukščiui reikia po pusę kilogramo žuvies per parą. Jų praskaido, aš nežinau kiek tūkstančių, bet, žodžiu, nuo Klaipėdos krašto, išvis, ne tai, kad nuo Klaipėdos per visą tavo kraštą, iki pat realiai kvadrato ar stadiono be sustojimo jie varo, tai aš neįsivaizduoju. Na, kibimai, sakau, po kokios silpnoki. Netgi dabar, matot, daužo, žiūrėkit. Daužo mailis. Tikrai be sustojimo. Mailus tikrai nereikia čia. Žodžiu, bet vakar, pavyzdžiui, vakare gaila, kad nenufilmavau, vakaras buvo tikrai puikus. Įdėsiu po to nuotraukas, pagavau 2 karšius normalius tokius. Ir vakar ryte 1,2,5 kilo dar ištraukė pažįstamas, dabar buvo atėjęs. Tai va, tai bandysime mestis antrą vėl meškerę, na ir lauksime kibimo. Na štai, oras puikus, tikrai šilta, vaizdelis irgi geras, kibimas po truputį yra, kaip matote ir dabar kimba, tik tais labai sunku priartinti, bet taip, kibimų tikrai yra, tik dar nesilaukime to savo svajotojo karščio, dar kažkaip kol kas neparėjo. Dabar yra po 9:16, tai dar tikrai apsimoka būti. Na, pasiėmėm aišku pavalgys, tuščiai giniais į žvejybą. Kažką bandysim paskanauti, pavalgyti ir žiūrėsim, gal kažkas ateis. Na ką, traukime žuvį. Buvo čiut smagesnis kibimas. Na ir traukės nepasakyčiau, kad jau labai gerai, gal čia sietelį net paimt. Kimba ir ant kitos meškerės matau. Atsiprašau, teks palaukti. Bičiuliai, reikia sietelio. Reikia sietelio, bičiuliai.
Žiūrėjim, kad tik nenueitų jisai. O. Bičiuliukai, turim pirmą garšį. Jeigu ir nueis, nors bent spėsit pamatyti, nenuėjo. Na ką, pasižiūrime, kas čia pas mus apsilankė. Na, oi, kaip čia, sportinukas. Na, matot, kibėjimai nebūtinai anksti ryte. Štai koks. Karšiokas. Mažas, žinokit, pusė kilo nebus. O gal pusė ir bus, nežinau, bet svarstyklių neturiu. Tai, kaip matot, juda. Tuoj. Štai, ramiai. Paleisimės jį. Na ką, pirmas karšiokas. Nu, žinokit, nėra nei blogas, nei geras. Tokių mes tikrai neimam. Vakar 1,5, vat kur buvo, tai vat tokį galima jau paimti. Išrūkyti, o šitas tegul dar bėga gyventi, reikia kažkaip jį paleisti. Prieimo nėra normalaus čia. Bortas. Štai. Gerai, viso gero. Viskas. Pirmas karsis yra. Ir dabar yra 9:30. Kaip matot, jie juda tikrai, sakyčiau, visą dieną. Kol traukiu dar šitą kibą, reikia šitą pažiūrėti. Kas įdomu, kad karštis visiškai nenuvalgęs slieko, todėl metame atgal su to pačiu slieku. Kas įdomu, kad karštis nenuvalgęs slieko, todėl metame su to pačiu slieku. Jeigu karštis juda, kaip sakiau, karštis juda. Saulė jos tikriausiai paražadino. Gal dabar jie pradės maitintis, nieks nežino, kartais jie nebūtinai anksti ryte kimba ar vėlai vakare. Dabar toks nei ankstus rytas, nei vėlus rytas. Na. Kibimas buvo irgi visai geras, nespėjau nufilmuoti, dabar paliksime kamerą. Jau filmuosim kibimą. Kibimas buvo tikrai geras, nespėjau nufilmuoti. Bet dabar, manau, paliksim kamerą ir bandysim užfiksuoti patį kibimą. Tik tais, suprantate, kad turiu vieną kamerą, todėl negaliu tuo pačiu nufilmuoti kibimą ir kaip ištraukiu, todėl dabar bandysime nufilmuoti tik tais patį kibimą. Na ką, žvejybą pratęsime čia. Kitas rytas, vakar nieks nebekibo. Ir žiūrėsime, kaip išeis, bangos didelis. Kibimas po truputį vyksta. Žodžiu, laukime kibimą. Na ką, draugai? Pirmas karosas yra. Kažkoks biški keistas. Va, tai pažiūrėkime, koks keistas karosas. Kažkokia deformavus burna. Kibimas buvo, labai greitas, žinokit, nespėjau nufilmuoti, kirto greitai. Bet kažkaip pirmą kartą tokį matau karosą. Pasižiūrėkit. Įdomus, bet toks visai normalus jau, sakyčiau. Tikrai nėra mažiukas. Nors bent nebereikalo sėdėjau. Karosas geras. Dabar yra 9 valandos ryto. Tai, kaip matote, nebūtinai reikia labai anksti, kaip jau anksčiau sakiau. Na ir ką, ačiū, kad čia atėjai. Vyksta tokia burna. Ir viskas. Štai ir viskas. Žvejybą baigėme. Šis video susidėjo kažkur iš 2 dienų. Marios tikrai nėra tuščios. Kaip matėte, pagavome ir karšių, ir ešerių, ir karosų. Laukti tikrai kiekvieną dieną daug nereikėjo, kad kažkas užkibtų, judesys tikrai yra. Oras buvo irgi puikus visą savaitę, buvau ir net prie jūros, taip toliau, visur kitur. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu norite pamatyti dar videkų, dar norite pamatyti, kaip aš žvejoju,
galite paspausti subscribe, laiką ir pakomentuoti, jeigu turite kokių patarimų ar šiaip ką galėčiau kitaip daryti.